dažnai būnu susibūrimuose, veidotyros tema, tai mergvakariai ir šiaip tokios edukacijos, ir tenais dominuoja moterys. Ir praėję įprastą programą mes vis tiek prieiname prie to, kad kai kurios moterys rodo savo vyrų nuotraukas ir tai yra visiškai normalu norėti pažinti ir kitą, bet mes kažkaip vis tiek pasukam su kai kuriom į tą pusę, kad norisi tą vyrą pakeisti ir jeigu tu pasakai, kad jis yra intravertiškas, pas iš savęs nelinkęs bendrauti, atvirauti ir jis, pavyzdžiui, meilę rodo darbais, tai vis tiek, iškyla kai kam tas klausimas, tai kaip man jį pakeisti, tai jo keisti nereikia, apskritai jokio žmogaus nereikia keisti ir veidotyra tam yra skirta, kad suprasti, koks yra tas kitas žmogus ir atmesti visus tos norus keisti, nes mes kito niekaip nebepakeisime. Dar kitas variantas yra, kai, tarkim, moteriai pasakai jos tam tikras savybės, jei gaunasi užtvirtinimas, pavyzdžiui, kad jai reikia nuolatinių pokyčių, tie pokyčiai gali būti nuo baldų perstumdymo namuose iki naujos kelionių krypties, bet jai reikalingi pokyčiai. Ir jinai sako, tu galite mano vyrui įrašyti visą tai ir aš jam paleisiu ir pasakysiu. Tai galbūt geriau mes tą veidotyrą panaudokime iš tos pusės, kad jūs parodot man vyro nuotrauką ir aš paskau, koks jisai yra. Ir ten tikriausiai nebus tų pokyčių, to didelio noro ir išrėkti į veidą, kad man reikia pokyčių, tai nieko neduos, ta prasme. Tai kokia viso šito esmė, ką aš šneku, tai iš tikrųjų čia toks akmuo galbūt buvo į moterų daržą, kad yra tas noras keisti, pakeisti arba padaryti pagal save vyrą, bet iš tikrųjų tiek veidotyrą, tiek kitas savęs pažinimo metodikas, numerologijas ir taip toliau, nes moterys tikrai dažnai klausia apie vyrų gimimo datas ir rodo jų nuotraukas, panaudoti būtent vyro savybių pažinimui, koks jisai yra, suprasti, koks jisai yra ir nebandyti pakeisti, tiesiog susigyventi su tuo ir jeigu jisai pakankamai sąmoningas, jeigu jis sutinka irgi gilintis į save, jau paskui dviese susėsti ir pasižiūrėti, kur mes dviese kaip pora galime judėti, į kokią pusę, kokių kompromisų ieškoti, kad tenkintų mus abu kaip porą.